Yra vienas iš tų krepšininkų, kuriais Božidaras Malkovičius šiame sezone neabejotinai remsis dėl to, kad tai yra vienas iš labiausiai patyrusių žaidėjų. Tai yra krepšininkas, kuriam C9 yra jau 7-oji Eurolygos komanda ir toli gražu ne pati rimčiausia dėl to, kad toje ilgoje Vlado Ilievskio karjeroje, kuri prasidėjo dar, pradėkim skaičiuoti nuo Liublianos Olimpijos, buvo ir Vitorija Stau Ceramika, ir Sienos Montepaschi, ir Bolonijos Virtus, ir keletas kitų garsių ir visiems mums gerai pažįstamų klubų. Praėjusią sezoną Vlado Ilievskis pradėjo Stambule, tačiau po to po 10 reguliaraus sezono rungtynių persikėlė į Rusiją. Ir kol aš pasakoju Vlado Ilievskio istoriją, štai tokia Kšištofo Lavrinovičiaus fiesta čia Kauno Žalgirio arenoje. Perimtas kamuolys ir dėjimas į krepšį, kuris iš karto, kaip matote, padidina triukšmo lygį tribūnose ir padidina Žalgirio pranašumą iki dviženklio. Labai netaiklus metimas iš toli. Breisi Raitas atkovojo kamuolį ir Marijo Delašas nebesuspėjo jo uždengti. Metimas iš toli ilgai, laukia Markas Popovičius savo šanso. Tai antrasis jo tritaškis šio vakaro rungtynėse. Abu savo šansus Marko Popovičius išnaudojo. Dar vienas netikslus varžovo atsakymas. Dabar siautulys aikštelėje Popovičius. Fantastiškas Kauno Žalgirio komandos spurtas, kuris didina Žalgirio pranašumą iki 15 taškų. Štai toks atrodo iš niekur įvykęs blikstelėjimas, pakelia visus Žalgirio aistruolius iš savo vietų ir pasodina visus C9 žaidėjus į savo vietas už aikštės ribų. Božidaras Malkovičius prašo minutės pertraukėlės ir po kiekvienos tos minutės pertraukėlės, kai jis prašo, skirtumas būna vis didesnis. Dabar jis yra rekordinis apskritai šio vakaro rungtynėse 42-47 ir jį įrėmino tas antrasis iš eilės Marko Popovičiaus tritaškis, su kuriuo Marko Popovičius pasivijo pagal rezultatyvumą ir Paulių Jankūną. Abiejų jų sąskaitoje po 11 taškų.